Ir tarkim, 30-25 metų jis buvo vaisingas, o 40 metų... O ką reiškia vaisingas? Turi vaikų? Nu, neturi vaikų, bet tarkim, darėsi tyrimus ir viskas buvo okei. Ar gali vaisingas vyras tapti nevaisingu dėl aplinkos įtakos ir taip toliau? Neabejotinai. Taip, aišku, kad vyrai irgi galvoja, kad jiems netokia didelė įtaka. Vat kažkodėl yra tokia bendra vyrų nuomonė, kad kažkaip juos mažiau tai paliečia. Arba, pavyzdžiui, būna, aš sakau apie rūkymą, paskui vyram, tikrai labai kenkia, sakau, visur įrodyta ir kiekių, ir judrumai. Sakau, rūkymas tai yra, pirmas blogiausias dalykas ir pirmas, kurį reikėtų atsisakyti. Ir jie man sako, bet mes pasidarėm spermogramą ir jinai yra gera. Aš sakau, bet ne viskas ten matosi. Čia yra tik pagrindiniai rodikliai. Mes žinom, mokslu įrodyta, kad rūkymas kenkia spermatozoidams. Sakau, nebūtinai jūs tą pamatysit popieriuje, bet vis tiek vyrui yra sunkiau. Vos neginčas kartais būna, mes nesusiginčiam. Sako, tai jūs man, kitus įrodymus duokit. Matai, rūkymas ne tik tai tą blogina, pas mus Rokas Šerpytis, kardiologas, gydytojas buvo, jis sakė, iš viso tyrimai rodo, kad rūkantis žmogus 10 metų trumpiau gyvena, negu žmogus, kuris nerūko. Tai gal man šitą reiks panaudoti. Tai žinai, tai tas rūkymas iš tikrųjų per visus galus neigiamą įtaką rodo. Tai, bet jiems, suprantat, vis tiek atrodo, jeigu spermograma gera, tai vadinasi viskas tvarkoja. O koks laiko tarpas gali būti, pavyzdžiui, pasidarė spermogramą, ne, ir sako, o, tai aš vaisingas, čia varau toliau, rūkau, čia, ten nežinau, valgau belė kaip viską ir kem 5 metų bus gerai. Pavyzdžiui, tavo patirtyje yra kažkoks, arba nežinau, gal statistika, per kokį laiko tarpą gali vyras tapti nevaisingas, tarkime, visų šitos aplinkos įtakos, rūkymo įtakos, prasto gyvenimo būdo įtakos? Kuo ilgiau, tuo blogiau. Šiaip visas spermatogenezės toks ciklas pilnai atsinaujina sperma per 3 mėnesius. Tai kai mes kažką duodam rekomendaciją ir sakom, kad reikia pastebėti, ar yra skirtumas, tai sakom po 3 mėnesių kartuos spermogramą, kad tu, čia toks minimalus, sakykime, laikotarpis. Bet aišku, kuo tu ilgiau, neužteks tų 3 mėnesių išsivalyti, kuo tu ilgiau tą darai, tuo didesnė yra pažaida. Tai priklauso, ką naudoji, kaip naudoji. Tai tas pats ir veipai, ir elektroninės cigaretės, viskas tas kenkia, ir kuo tu ilgiau tą darai, tuo didesnė pažaida. Kai kurie yra grįžtami, kai kurie yra negrįžtami. Šiaip gal tas rūkymas ir turi įtakos, tu pagalvok. Jeigu mes, tikrai turi. Jeigu mes kalbam apie, kada sakė, tyrimai pradėti daryti spermogramos 70-60 metais. Seniau gal jo net. Taip, tai tais metais, kaip tik tame laikotarpyje išpopuliarėjo labai rūkymas. Ten buvo skatinamas rūkymas per reklamas, taip toliau. Tai čia net galima susijęti, kad rūkymas galėjo turėti labai didelį įtaką. Taip, bet tikrai turi, čia net negal. Ok, supratau. Kokį vieną mitą apie vaisingumą žmonės kartoja taip dažnai, kad tave net pykdo? Gal toks didžiausias mitas, kažkaip žmonės įsivaizduoja, kad pagalbinio apvaisinimo procedūros išsprendžia visas problemas. Reiškia, taip galvojama yra, kad jeigu, čia ir nepavyks, arba ten vėliau mes čia dar ateisim, arba dar vėliau padarysim pagalbinę apvaisinimą ir jau tikrai pastosim. Ir kažkaip net buvo švedai padarę tarp doktorantūros studentų apklausą. Ir net ten, tai ar danai, neatsimenu, kažkurie iš jų. Tai reiškia, vis tiek tai yra šalis, kurios gan edukuoja. Ir tai doktorantūros studentai, ne medicinos, bet bendros, vis tiek galvoja, kad, žodžiu, nepaisant amžiaus arba ten gyvenimo būdo, pagalbinis apvaisinimas išsprendžia pastojimą. Tai čia toks mitas gajus kažkodėl tai... Kad tai gali dar irgi neišspręsti ir gali žmogus vis tiek nesusilaukti vaikų. Taip, ir aš taip bandau irgi edukuoti ir vis laik pasakyti, ir ar ten statistiką kažkokią parodyti, kad nėra taip, kad pagalbinis apvaisinimas išsprendžia visas problemas. Taip, jis išsprendžia nemažai, bet ne visas. Ir vis tiek, vėl kartoju, amžius yra labai svarbus faktorius. Realiai jisai, kai pasakoja apie sėkmę, pastojimą sako, jūs mums pasakykit, kokie čia pagrindiniai rodikliai. Tai amžius yra vienas iš tų pagrindinių rodiklių. Okay. Kuo žmonės jaunesni kreipiasi, tai ir pirma žinutė, kad kreiptis kuo anksčiau, tai tuo mes galim daugiau padėti arba nustatyti kažką, bet ir rezultatai yra geresni. Reiškia, pastojimo šansas didėja, kuo jaunesni ateina pacientai. Turbūt čia nepasiginčysiu su tavim. Ir su statistika. Aš, žinai, noriu šiek tiek apsistoti prie hormonų, nes moters hormonai turi tam didelį įtaką. Ir šiaip iš esmės, kad ir kaip bebūtų, jeigu ir kalbi 23-23, 50-50, čia žinai ir tas, bet man atrodo, moterų iš esmės įtaka šitam gimdymui turi didžiausia dalį, nes jinai ir turi išnešioti, ir jinai pastoti turi ir taip toliau. Tai gal pradėkime nuo hormonų.
ko moterys dažniausiai nesupranta apie savo hormonus? Na, aš džiaugiuosi, kad moteris yra labai edukuotos šiais laikais. Pirmiausia, jau ateina pasiskaičiusios arba jau net pasidariusios bazinį hormonų tyrimą. Tai labai tas yra smagu, tikrai moteris šviečiasi, jos žino, bet su vaisingumu vis dar yra toks, kad kažkaip galvojama, kad vaisingumas, tai maždaug jau kai menopauzė arba perimenopauzė, tai va tada jis jau ten baigėsi. Tai va dar irgi toks nesupratimas turbūt yra didžiausias, kad gali ir anksčiau tai atsitikti ir tas vaisingumas jisai po truputį mažėja, seniau būdavo sakoma nuo 35, kad jau ten pastojimo šansas mažėja, dabar jau taip mokslininkai žiūri ir konferencijas jau pradėjo jauninti, jau sako nuo 32. Tai turbūt nėra tos kažkokios aiškios vienos ribos, bet vis tiek jisai taip po truputį nuo kažkurios tai amžiaus ribos, 30 ir kažkiek, pradeda po truputį mažėti. Reiškia, aš tai taip pacientėm aišku, nusakau, kad labai aiškiai matosi ant mūsų išorės, gerai, dabar gal mažiau, nes mes save turim procedūrų kaip pagražinti, bet vis tiek matosi, ar ne, žmogaus amžius. Plius minus mes taip pasižiūrim, galim pasakyti, nes oda sensta, apgamai atsiranda, raukšlės. Lygiai taip pat yra su ląstelėm. Jos po truputį, sensta, atsiranda DNR pažaidos, tam tikros pokyčiai ląstelės energetikoje. Ir tos ląstelės, tik mes jo negalim pamatyti, nes tai yra mūsų viduj. Tai va, bet tas po truputį vyksta lėtai, bet po truputį vyksta. Ir va čia yra toks, kad reikia suprasti, kad tas vyksta su mumis, su amžiumi. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.